Tai dabar tu imk man ir pasakyk, ar tavo gyvenimas turi projektą? Ar jis turi techninį projektą? Įsivaizduok, tu statai namą, ne? Ir ta, kuri manęs klauso, tikriausiai pastatė jau namą, arba ruošiasi statyti namą, arba stato namą, arba pastatė jau daug namų. Ir aš kažkada irgi stačiau namą. Ir žinot, pirmas žingsnis eini pas projektuotoją. Jeigu nesi pati ar pats tas, kuris geba pastatyti namą iš akies, eini pas projektuotoją. Ir tada ką? Dėlioji. Vau, kaip čia šviečia. Ir kai kviečiu pagalvoti apie savo gyvenimo projektą, tai ne apie tai, kur važiuosi kitą vasarą atostogų, ne apie tai, ką veiksi su vaikais per rudens atostogas. Ar skyrei kokybiško laiko suprojektuoti savo gyvenimą? Nes viskas vyksta gyvenime 2 kartus. Pirmą kartą savo galvoje, kitą kartą realybėje, ar ne? Ar paklausai, kuo aš noriu būti? Kaip aš noriu jausti savo gyvenime? Ar uždavei savo tokį klausimą? Kas man šiandien svarbu? Šiandien. Su kuo aš noriu tą gyvenimą kurti? Ko noriu daugiau savo gyvenime? Ko jame jau nebenoriu? Ką išaugau? O ką noriu dar priaugti? Ko man reikia išmokti? Nes iš tikrųjų mūsų gyvenimo projektas tikrai egzistuoja, bet gal jis yra jau 20, 30, 40 metų senumo, neperžiūrėtas. Gal tas namas, ar jam reikia rekonstrukcijos, remonto. Tai yra tavo asmenybė, taip pat tavo identitetas. Gal jam reikia atnaujinimo, negalo, iš tikrųjų, mums kiekvienam, mes neskiriam, žmonės neskiria tam pakankamai dėmesio ir laiko. Tada nėra nuostabos, kodėl nesijauti gerai tame name, kurį pastatėjai. Nes atsimink, tu nesi namas, tu esi statytojas savo namų. Ir tai, ką tu statai, tai, kokį gyvenimą tu kuri, tai yra tiesiog tavo vidinių įsitikinimų, tiesų apie save, pasaulį ir kitus atspindys. Tai ar tavo gyvenimas vis dar yra suprojektuotas pagal tave, kokia tu šiandien esi? Koks tu šiandien esi? Ar pagal tą tave? Gal reikia kažką perprojektuoti, gal kažko atsisakyti, gal sustiprinti pamatą, gal pripažinti, kad iš šito namo reikia kraustytis. Ar statai ten, kur iš tikrųjų nori gyventi, kur nori būti? Ir ar statai tai, ką nori statyti? Ar namas tave remia? Ar namas tau suteikia laisvę jame vaikščioti laisvai? Ar tu jį remi su savo rankom griūvantį stogą kažkaip gaudai? Kas kurį remia? Namas čia, aišku, perkeltinė prasme, tai tavo gyvenimas, tai tavo kūrinys, kurį tu susikūrei. Ar tavo gyvenimas suprojektuotas pagal dabartinį aš, tave? Ar jis yra morališkai pasenęs? Ar tavo gyvenimas tiesiog yra nebetitinka tavo sielos kelionės? Kaip drabužiai, žinot, drabužiai būna morališkai pasenę. Kabo. Jie tiesiog, nieko su jais nėra blogai. Bet jie tiesiog jau nebe tavo. Nes tu jau nebe ta. Ir nebe tas. O gal buvo gražus gyvenimo projektas? Ir tu tikrai norėjai pagal jį pastatyti, bet niekada neatsivertei to projekto ir nepasižiūrėjai, o tiesiog kažką iš atminties, iš akies statėjai ir nusivažiavai. Nuo projekto, nukrypai. Tai tavo gyvenimas yra kaip namo statyba. Ir čia yra reikalingas darbas. Ir kas stato tą namą, ir ką stato. Pirmiausia, kviečiu pradėti kurti tą, kuris stato, ir toliau tai, kas stato, eis iš daug lengvesnės vietos. Esu Indrė Pilypė, vidinės laisvės mentorė. Vedu moteris į taiką su savim, ryšį su savim, iš kur keičiasi viskas. Keičiasi santykis pirmiausia su savimi, po to su kitais, su gyvenimu, su aplinka, su pinigais, su veikla. Tik sugrįžus į save mes galim sudėlioti gyvenimą tokį, kokį mes norim pastatyti tą namą.
Tai jeigu tau atrodo, kad statei ir nebesupranti, ką pastatei, stogas byra, namo, tos sienos, žodžiu, trukinėja, ateik pasikalbam, pasižiūrėsim, ką galima išlaikyti, o ką norisi keisti. Padedu moterims sugrįžti realiai į save, kad jos galėtų pradėti gyventi pilnai, tą gyvenimą statyti, kuris atitinka tave šiandien, ne tave prieš 20 metų, ne tave pagal kažkieno įsivaizdavimus, o pagal tą tikrąją savęs suvokimą.